Sveiki, mielieji, štai pagaliau užbaigta mano mozaika. Kaip va atrodo. Nugi visai neblogai, visai gražiai. Esu labai patenkinta ir laiminga, nes tas darbas suteikė man labai didelio džiaugsmo. Ir neturėjau kada liūdėti, neturėjau jokių minčių apie kažkokią vienatvę. Tiesiog turi puikų užsiėmimą, savo rankomis darai va tokius šedevrus. Dabar belikę dar vienas etapas, tai rėmai įrėminti, ir po to jau galėsiu kabinti ant savo kambario sienos ir džiaugtis savo rankų darbu. Labai rekomenduoju. Puikus užsiėmimas visiems liūdintiems, depresuojantiems, tai tiesiog vaistai. Dabar keletą tokių pastabėlių po darbelio. Va štai yra likę dar nemažai įvairiausių likučių, įvairiausių spalvų, tų kristalėlių. Ir tokia rekomendacija, kad kiekvieną tą kristaliuką nukritusi, pabėgusi, susigaudykit, susirinkit, nes man buvo striokas, nes trūko vienos, žiūriu, kad jau man trūksta vienos spalvos. Tai teko visus išrankioti brokuotus, nedaug išrankioti iš tų brokuotų, štai tiek čia. Nedaug susirinko tų brokuotų, bet man reikėjo vienos tos oranžinės spalvos. Ir aš turėjau čia rinkti ir stengtis ir apkarpyti, jeigu man reikia, nes čia būna taip tokių brokuotų. Apkarpyti, sutvarkyti ir įklijuoti. Tai darbas lengvas, nesunkus, smagus. Ir galima matyti, kaip čia, koks grožis yra, koks žaismas, šviesos žaismas nuo jų. Vienu žodžiu, labai smagu. Tai visiems linkėjimai, gerų šiltų dienų, džiaugsmingų, saulėtų dienų jūsų širdyse. Ir nėra saulės, susikurkime patys savo džiaugsmą, dirbdami štai tokius darbelius. Iki.